Kamuolio priėmimui reikia tinkamai pasiruošti. Visų pirma, stovėsena. Startinė pozicija prieš kamuolio priėmimą turėtų būti 2–2,5 metro nuo galinės linijos. Kamuolį reikia priiminėti 1,5 metro atstumu nuo tinklo ir ne į partnerio pusę, o į viršų ir į priekį link tinklo. Toks veiksmas padidina regos lauką atliekant puolamąjį smūgį, apie kurį kalbėsime kitoje pamokoje. Prieinant prie kamuolio reikia daryti smulkius žingsnelius, o ne didelius šuolius. Visuomet jauskite, kaip juda jūsų kojos. Nepamirškite, jog labai svarbu stebėti ir nuspėti kamuolio kritimo tašką prieš jį priimant. Nekelkite rankų aukščiau pečių juostos. Priėmimo metu rankos turi būti sukabintos kartu ir įtemptos, bet nereikia jų spausti pečių juostoje. Po priėmimo rankos dar kurį laiką turi būti susikibusios. Priėmimo metu ar iš karto po jo negalima rankų paleisti. Teisingai priimti kamuolį nėra sudėtinga, jeigu tvirtai žinote visas pagrindinės šio veiksmo taisyklės.